kilo man mintis su jumis pasidalinti vienu tikrai labai efektyviu, trumpu dėmesio valdymo įrankiu, kuris tinka greitai atstatyti psichinę energiją, vidinę jėgą, gerą nuotaiką ar bent jau atsipalaiduoti, pasijausti geriau. Ir šis pratimas labai tinka, kuomet mes tikrai esam dėl kažko nusiminę, nuliūdę, tos pačios mintys sukasi kaip karuselės galvoje. Tai pratimas greitas, paprastas ir nereikalaujantis labai daug laiko. Tiesiog reikalinga jūsų koncentracija. Galite daryti tą pratimą atsisėdę, geriau galima bandyti ir atsigulę, kad jaustumėmės atsipalaidavę ir kuo mažiau turėtumėm vidinės tiek emocinės, tiek fizinės įtampos pojūčio. Taigi mes įsivaizduojam, ar ne, kaip įkvepiame ugninę energiją per mūmenėlį. Taip, ugninė energija yra kurianti, valanti. Kaip archetipas jį labai tinka mūsų pasąmonei, mūsų psichikai, tad mes įkvepiam tą ugninę energiją per mūmenėlį į visas ląsteles, į kūną. Taip pasijaučiame šiek tiek didesni ir iškvepiame taip. Vėl įkvepiame per mūmenėlį ir vėl iškvepiame. Ir su kiekvienu įkvepimu mes jaučiamės šiek tiek didesni, erdvesni. Ir po kelių tokių įkvėpimų galime taipogi įsivaizduoti, ar ne, kaip mūsų tas energetinis kūnas didėja, patampa kambario dydžio, po to patampa miesto dydžio, šalies dydžio, žemyno dydžio ir pasaulio dydžio. O kada mes išeinam už žemės pasaulio ribų, mes pradedam kvėpuoti ne tik per mūmenėlį, bet visų savo kūnų, kiekviena ląstele. Ir taip tada didiname savo energetinį kūną ir stipriname psichinę energiją per visas ląsteles ir kiek sau leidžiame išeiti į tas beribes erdves, padedame iki pojūčio, kol tikrai suvienodėja toks, ar ne, vidinis gražus vientisas skambesys tarp minčių, jausmų ir fizinio kūno. Atsiranda graži tokia skambanti dermė, lengvumas, nesvarumo pojūtis. Pabandykit, tikrai labai, labai puikus būdas save greitai ir efektyviai atstatyti.